Kaip tu pasirenki daryti dalykus? Yra 2 ketinimai, iš kurių tu gali daryti dalykus. Pirms ketinims ir iš meilės, iš smagumo, iš įsidomėjimo, iš norėjimo būti aukščiausiai savo versijai, iš norėjimo kažkam daryti, nes tau tiesiog ir smagu ir tau ir gera darant tai. Tu tiesiog būni savo natūralioj vibracijoj, savo natūraliam dažnį. Tu būni tinas ir tu leidi savo tekėti. Bet yra dar vienas ketinims arba intencija, iš kurios tu gali paimti pradėti daryti dalykus. Kas tas gali būti? Tai yra baimė. Dabar žiūrėk. Ar tu sportuoji iš baimės, nes tau galbūt gali kažkas senatvėj būti blogai, jeigu nesportuosi dabar? Ar tu eini į darbą vien dėl to, kad tu turėtum pinigų, nes tu kitaip nenusipirksi valgyti, nes tu bijai, kad tu nenusipirksi valgyti? Ar tu užsiemi kažkokią savo aistrą, nes tu bijai, jeigu neužsiimsi, nieko nepasieksi savo gyvenime? Ar tu eini pasivaikščioti, kaip aš dabar, kad tiesiog stiprintum kojas, o ne dėl to, kad tau ir smagu? Yra žiauriai svarbu, ko mes pasirenkam. Tai prasim, bet koks pasirinkėjimas kažko daryti, vis laik turi kažkokį ketinimą. Ir tas ketinims manifestuoja absoliučią mūsų realybę. Lipu į kalną, dūstu, biškai bešnekėdams. Tai yra toks dalykas, kad dabar jeigu tu užsiimsi kažkokį specifinį dalyką, gerai, greitas pavyzdys. Einu šitas grot gitarą, ne dėl to, kad kažko išmokčiau, nes jeigu vėl dabar neišmoks, vėliau niekada nemokės. Dėl to, kad man ir tiesiog smagu ir aš neprivalau turėti lūkesčiaus kažko išmokti. Ir kaip tu įeini su tau ketinimu, kad man ir smagu, aš niek nesitikiu, aš niek nežinau, aš darau ton, aš seku savo aistrą, nes man ir belinkiai smagi. Man žiauriai patinka, aš šiandien darau ton, ir viskas. Ir viskas, daugiau man niek nereikia. Kaip tu eisi iš tos būsenos, iš to ketinimo, iš tos intencijas, tu būsi tam dažnį, katras manifestaus ir pritrauks dalykus, kas susilygins su tau dažniu. Tu pritrauksi viskon, sinchronizacijas, žmonės, galimybės, situacijas, vis ateisi tavo gyvenimą visiškai be pasipriešinimo, visiškai be pastangų, tiesiog tau būnant tuoj vibracijai, tam dažnį dūstų. Meilė ir pati stipriausia energija. Pasirink daryti viską iš meilės. Pasirink bet kokį mažiausią dalyką daryti iš meilės. Jeigu pastebi savi, kad tu darai kažko iš baimės, pakeisk. Aš nusprendžiu dabar eiti darbą dėl to, nes man ir smagu suteikti vertę kažkam, o ne dėl to, kam reikia pinigų.